Čia jau turbūt jau pas manęs jau atvažiuoja. Jau tikrins mane. Na ką, sveiki žvejai. Sveikinuos nuo Kuršių marių ledo. Atvykau pagauti ešerį su velniu, su velnio sistemėlė. Vykome iš Nidos, gan netoli, apie 5 km. Esame prie pat Rusijos sienos, iki sienos keletą 100 metrų tik tais. Tai būtinas leidimas. Žmonės jau gręžia pirmosios eketės, va ledų sangrūdos. Aš irgi bandysiu ruoštis ir pagauti pirmąjį Kuršių marių ešerį. Na ką, pirmoji eketė. Pažiūrim ledo storį. Eina savo. Bus čia šiandieną reikalų, bet pasiėmiau naują meškerikę. Iš Pišonų nusipirkau Klaipėdai. 13 fishing ir kotelį pasiėmiau. Nu, sakė, 2 uncijas labai lengvai meta į orą. Šiandien ir išbandysim. Lipdukų pasiėmiau, gal ką sutiksim, padovanosim. Sistemėlę, lipdukų. Įvairių pasiėmiau sistemėlių. Velnio. Tai net nežinau netgi kurią dėti. Ir tokį, žodžiu. Visko pasiėmiau dar. Iš karto, kur 2 šokliukai yra prieš vieną, vienas viršui. Pabandysim ir tokius, nu, žiūrėsim, kas čia veiks, ar iš vis kas nors veiks, ar eis rasti ešerį. Nes pastarosiam dienom mažai kas bandė, tai informacijos labai yra mažai. Tai žodžiu, nusidažiau vakar švinų, prisidažiau, ir 2, ir 1 uncijos, ir 3. Tai nežinau, gal pradėsiu pirmą nuo 2 uncijų. Ir žiūrėsim, gręšim daug. Manau, reikės keliauti tikrai daug. Ne. Bus ne viena eketė išgrįžta. Bet jau, kaip sakant, su rankom tokio storio ledą, nu, daug neprigręš. Ką sekam karabiną. Ir žiūrim pirmą eketę. Pirmą sistemėlę, svarelis, 2 uncijų, 2 šokliukai ir gumelė. Susikalibruojam. Nu ką, ir bandom. Nu, meškerės pirmas įspūdis, tai iš tikrųjų super. Sakė, kibimas jausis tiesiog pareis į ranką. Ir matysis labai aiškiai meškerės galūniai. Nereikia jokių sargelių, nieko. Nu, šiandieną patikrinsim, reikia ar ne. Svarbu sulaukti tą kibimą. Pirmą eketę jaučiasi toksai tikrai nekietas dugnas, labiau toksai dumblas. Esam netoli Nidos, tai čia ta tokia dumblinė ir skaitas iš tikrųjų.
taip visą dieną. Taip visą dieną. Nu ką, pagaliau pavyko ištraukti. Užkibo ant gumos. Nėra labai didelis, bet Kuršių marių pirmasis ešerys. 3 uncijos ir guma. Ką, leidžiam greitai atgal. Nu, kotelis taip pasaka. Žiauriai geras. Nesupratau, tik tai čiūkšpankė žiūri ir yra. Pirmis mačiau tokį prisilietimą vieną, bet nesupratau, netikėjau. Bet į ranką toksai smūgis iš karto. Ant gumos šokliuko nenorėjome, tai laisva pririšta gumelė. Aiškus gražus ešeriukas, bet atvažiavom didesnių. Nu, nors kad tokie kibtų, tai jau būtų gerai. Štai taip yra atžymėta Kuršių mariose riba su Rusija, iki kur mes galime eiti. Iki šitos ribos, iki šitų kolų, kaip jūs čia pavadinti. Ir tęsiasi nuo pat Nidos iki pat Naikupės. Tai va, žodžiu, kas gaudys ešerius, kam aktualu, žinokit, kad už šitų jau ribų nebegalime eiti link Rusijos sienos. Na ką, nauja ketė. Įbandom vėl. Turėjau dar vieną prisilietimą, bet nerealizavau, kaip sakant. O, yra chebra, turim. Nu, nedidelis. O toks va, šį kartą ant šokliuko. 3 uncijos.
Nu geras, tik įsigrėžiau ir iš karto užkibo. Realiai keli momentų toksai nebuvo, kad ten ta vadinama liaudiškai bankiai. Pasikeičiau sistemėlę, užsidėjau tokį velnę, 85 gramai. Kolega pagavo irgi ant 3 uncijų, tai 85 gramų. Tai bandysim ir mes kažką, nors dar. Na ką, ištraukiau dar vieną šeriuką, bet situacija tokia, padariau ilgą pauzę. Ilgą pauzę, kokias 3-4 sekundės ir užkibo. Nedidelis, bet kažkas bent jau. Nes iki tol nieko iš vis nebuvo, tai gal jie čia dabar atėjo, kaip sakant, nežinau, bet padariau pauzės realiai ant stovinčio. Netikėtai taip. Kažkaip ir prikėlęs buvo, net nesupratau, kažkaip žaidžiau, žiūriu ir prarijo. Faktas tas, kad jų čia yra, aš manau. Tiesiog yra neaktyvus ir nenori kibti. Bent jau mano asmeninė nuomonė. Nes buvo vėl prieš tai toks prisilietimas. Būtų gerai tiesioginę kamerą turėti pasižiūrėti. Iš tikrųjų, manau, turėtų būti patogu. Pasižiūrėti, ar jau yra ar nėra. Ar verta dėti viltis į tą eketę, ar eit kitos ieškoti. Čia jau turbūt jau pas manęs jau atvažiuoja. Jau tikrins mane. Jo, vakar gavau. Tikrino gal? Kaip? Tikrino jas? Ne, dar. Pagavot kažką? Ne, neseniai atvažiavo. A pagauna kas nors? Dar ne. Dar ne. Visi ką tik atvažiavę. Ten būtų galima nuvažiuoti pagautumėm. Bet ir jūs pagavot. Leidimo numeriuką padiktuoti.
Turėjau labai gražų kibimą, bet nepakirtau, blemba. O, yra. Vėl nepakirtau. Kas čia yra, aš nesuprantu, blemba. Jau du ešerius paleidau. Nežinau kaip. O, kažkas gaudo. Nu, mažiukas. Vienas gražus. Bet čia reiškia yra jų. Prie rogių prisitvirtinau tokį laikiklį, gan iš tikrųjų labai patogu. Vis galvojau, kaip rogėse tvarkingai laikyti meškeres, kad jos nesulūžtų vežant. Tai kolega gamina tokius laikiklius. Įmesiu į komentarus jo kontaktus, kas norėsit, galėsite įsigyti. Iš tikrųjų labai patogus dalykas. Gali susidėti 3 meškerikės. Įsideda varytės, niekas kaip sakant, nesidaužo, žodžiu, labai patogus variantas. Na ką jau, žvejyba į pabaigą, vakaras, tai rezime tokia bent jau pas manęs. 3 nedidelė ešeriai, 2 oficialiai atsikabino, žaidžiau su ryte, kažką buvau ne taip nusireguliavęs, laisvai pradėjo eiti, sukau, tą sumaišiau, žodžiu, per tą skubėjimą vienas nuėjo, atrodo susireguliavau viską ir vėl kibimas ir vėl ne į tą pusę atsukau ir antras nuėjo. Tai žodžiu, dar buvo keletą prisilietimų tokių nedidelių, 3 ištraukti, tai galim sakyti nieko gero. Jeigu dar tas 2 būčiau ištraukęs, tai bent jau būtų įdomiau buvę, bet yra kaip yra. Tai va, žodžiu, Kuršių marios, man bent jau taip. Šiek tiek vėliau susitiksim visi, su kom atvykom. Esam gerokai išsiskirstę, vienas vienam gale, kitas kitam. Ir pasižiūrėsim, ką kiti pagavo, kaip kitiems sekėsi. Nes kiek girdėjau, iki pietų, kai kalbėjom, tai kad nieko doro. Irgi kas 3, kas 4, kas nei vieno iš vis. Tai va, dar bandau, bet viltis vis žlunga ir žlunga, tai nežinau, neužilgo, manau, jau važiuosim namo ir teks atvažiuoti kitą kartą kažkada. Tai nu va, visi grįžo, per visus šiek tiek pririnkom, per visus per 5 žmonės. Keletą tikrai gražesnių.